Taigi pademonstruosiu, kaip reikia skaičiuoti tūrius, kai kasimas vykdomas keletą dienų iš eilės, arba, sakykime, darant ataskaitą kas savaitę. Tai pirmiausia susikuriam naują darbą. Tada pasirenkame atitinkamą kodų biblioteką, nes dabar jisai yra skirtas dangų išpildomoms. Mes pasirenkam kasimas, spaudžiam saugoti. Jeigu darbas jau yra sukurtas, tai kodų biblioteką galima pasirinkti einant į darbo nustatymai ir čia randame kodų biblioteką. Dabar mes imituosime matavimą, todėl aš importuosiu iš karto paruoštus taškus. Pirmos dienos kasimas, tai bus, sakykime, topografiniai taškai. Pažiūrim, kaip tai atrodo. Taigi matom, kad pagal kodą yra suteikiamas specialus simbolis taškui. Viršaus taškas yra juodas apskritimas, šlaito viršus yra žalias kvadratas, šlaito apačia raudonas kvadratas, dugnas raudonas apskritimas, kad būtų lengviau orientuotis. Dabar, jeigu būtume matavę realybėje, tai iš tikrųjų šlaito viršus ir šlaito apačia būtų prasibrėžę linijomis. Todėl aš norėčiau dar truputį paimituoti tą dalyką, tą darbą laukiai. Reiškia, aš pirmiausiai išjungiau nereikalingus sluoksnius. Dabar sluoksnėje kasimas SV aš prabrėšiu poliliniją šlaito viršaus. Dabar šlaito apačia. Na ir dabar maždaug taip atrodyt turėtų, sakykime, tikrų realių matavimų metu susibraižiusi situacija. Taip, dabar turėsim sukurti du paviršius. Tai vienas yra viršaus, antras dugno. Ir kuriant paviršius būtina yra nurodyti jų išorinę ribą, todėl dabar pirmiausiai prasibrėšime viršaus ribą, išsijungia visus kitus nereikalingus taškus, o mes turime vien tik viršaus paviršiaus taškus ir galime iš karto sluoksnėje, kurį aš pažymiu kaip aktyvų, va šitą varnelę, taip. Pažymėjau varnelę prie kasimas viršus ir jame brėšis poliliniją. Pradedam. Tiesiog pereinam per tuos taškus. Spaudžiam uždaryti. Dabar išjungiam viršų, įsijungiam kitus sluoksnius. Yra galimybė arba redaguoti poliliniją ir pridėti, įterpti viršūnės papildomas, taip, arba nubrėžti antrą poliliniją ir sujungti dvi polilinijas. Nu, tai pabandykim, sakykime, antrą variantą. Brėžiam poliliniją. Taip, užbaigiam poliliniją. Dabar reikia dvi polilinijas sujungti tarpusavį, nes dabar jos yra atskiros. Tai kai niekas nepažymėta, spaudžiam redaguoti, mygtukas sujungti, pažymime tas dvi polilinijas, gerai. Ir dabar turime vieną dugno, reiškia išorinę poliliniją. Uždarom šitą brėžinį, programa kažkodėl nulūžta, tai čia išspręsim tos dalykus. Programa persileis iš naujo ir tęsime tūrių skaičiavimą. Dabar einame į paviršius, einame į paviršiai, pirmiausiai sukursime viršų. Taip, sukurkime jį tuščią vidurį, kad būtų trikampiai tik tai atvaizduojami. Pridėsim taškus rinktis iš lentelės pagal kodą, atrankos taisyklė, kodas, spaudžiam ant rodiklės, pasirenkam viršus. Taip, rastas 21 taškas.
Dabar mums reikia pridėti išorinę ribą. Išorinė riba. Paviršiaus kažkodėl dabar yra nematoma. Nežinau kodėl. Pasiaiškinsim. Taigi, galim pažiūrėti, kas atsitiks, jeigu sukursime be išorinės ribos paviršių. Ir kaip matote, paviršius reiškia susikuria toksai lenktas ir kairiai pusėje matosi tokie trikampiai, kurie susigeneruoja, yra neteisingi, jų neturėtų būti. Tai dabar pirmiausia grįžkime į kadą. Pasitikrikim, mes buvom išjungę viršaus, reiškia sluoksnį. Taip, grįžtam atgal į paviršių kūrimą. Deja, paviršiaus redaguoti mes jau nebegalime, todėl jį galime tik ištrinti ir sukurti iš naujo. Taigi dabar pridedam išorinę ribą. Štai čia. Spaudžiam saugoti. Na ir matom dabar paviršius atvaizduojamas trikampių tinklu ir matot, kad kairiai pusėje už tos išorinės ribos jau nebėra trikampių, kurie jungia pirmus ir paskutinius taškus. Taigi paviršių sukūrėm gerai. Kūrėme kitą paviršių, pavadinam jį dugnas. Sakykime 2023 ir reikia laikytis teisingų, reiškia, pavadinimų suteikinėjimo, kad jūs nesusimaišytumėt vėliau dirbdami, reiškia. Taip, užkrauti taškus. Vėlgi, dabar reikės rinktis taškus su keletu kodų, todėl tą procesą reikės pakartoti kelis kartus. Tai pirmiausia, sakykime, dugnas. Pasižymėjo 12 taškų, dar kartą reiškia atrankos taisyklę. Parenkam šlaito apačiam. Ir dar šlaito viršus. Saugoti. Dabar šlaito apačią visada reikia įtraukti kaip lūžio liniją. Lūžio linija tai reiškia, kad per ją yra draudžiama trianguliuoti, pavyzdžiui, draudžiama dugno tašką jungti su šlaito viršaus tašku. Tai būtent ta linija šlaito dugno nurodo, kad jinai tokį uždeda apribojimą. Ir dabar išorinės ribos. Išorinės ribos, kaip mes matėm, apibrėžiam šitą liniją, ribojančią pirmos dienos iškasimą. Spaudžiam gerai, spaudžiam saugoti. Dabar matom, kaip atrodo mūsų iškastas paviršius. Galim jį uždaryti. Eikime skaičiuoti tūrį. Tūrio vėlgi pavadinimą suteikiam, kad jis būtų aiškus, kas buvo skaičiuota, kada buvo skaičiuota ir panašiai. 23.01.20. Taip. $681 kubas. Pasididinę vaizdą galim bet kurioje vietoje pažiūrėti, koks buvo gylis iškastas. Spaudžiam apačioje tą rodiklę, spaudžiam ant trikampio, rašo, čia turbūt vidutinis yra 3 viršūnių vidurkis, minus 1,65 m, šitoj vietoje 1,20 m ir panašiai. Gerai, ataskaitą pasidaryti mokat, negaištam, grįžtam prie kito paviršiaus, kitų duomenų ir kito paviršiaus sukūrimo. Dabar importuosime antros dienos matavimų duomenis, arba, sakykime, antros savaitės, imituosim.
Čia sutampa numeriai, renkamės kitas galimas. Mums taškų numeriai netaip svarbus, bet to čia vyksta imitavimas, kaip minėjau. Grįžtam ir pasižiūrim, ką mes turim. Va, turime daugiau dar taškų, reiškia, va čia vėl šlaito viršus, matosi, reiškia, pramatuota šlaito apačia ir taip toliau. Todėl dabar vėl turiu atlikti tam tikrą redagavimą. Turiu įsijungti, pavyzdžiui, paviršių, ankstesnius paviršius. Taip, tada galiu išsijungti, sakykime, viršaus piketus. Dabar galiu paredaguoti dugno išorinę liniją. Pirmiausiai aš ją atidarau. Matot, čia atsirado tarpelis. Ir dabar aš ištrinu man nereikalingas viršūnės. Ištrint viršūnę. Taip, spaudžiu gerai. Na va, ir liko dabar vaizdelis toks, kaip buvo pirmą dieną. Dabar vėlgi galiu, reiškia, pratęsti, redaguoti, įterpti viršūnę. Taip, nuo čia galiu įterpti viršūnę, arba aišku, galėjau kaip ir pirmai braižyti atskirą liniją, tiksliau jinai būtų jau nusibraižius, kadangi būčiau matavęs su kodais. Tačiau šiuo atveju, sakykime, pasižiūrim, kaip galima antrų metodų pasiekti pageidaujamą rezultatą. Tai va, turime. Dabar galime dar kartą prabrėžti poliliniją kitoj pusėje. Šlaito apačia. Taip, ir dar šlaito viršus. Taip, galėčiau brėžti tą šlaito viršų kaip atskirą liniją, kad imituočiau tą tikrą, reiškia, vaizdelį, kuris gaunasi po matavimo, bet aš iš karto brėšiu tiesiog papildomą poliliniją, kad galėčiau vėl panaudoti kaip išorinę ribą. Taip, ir dabar liko kas sujungti dvi polilinijas, taip, vienas, antras. Tai va, dabar turime jau, sakykime, sekančios dienos arba sekančios savaitės visą kasimą, kuris jau, sakykime, yra daugmaž baigtas. Jeigu įsijungsim viršų, matysime, kad visas mūsų kasimas telpa ankstesnio pamatuoto paviršiaus ribose. Na ir dabar mums belieka, reiškia, susikurti dar vieną dugno paviršių ir vėl paskaičiuoti tūrį. Naujas paviršius. Praėjus 10 dienų, taip. Galime pakeisti, pavyzdžiui, paviršiaus spalvą, jeigu norime atskirti, rinktis iš lentelės, kartojam visą ankstesnį. Algoritmą. Dabar mes turim pridėti dvi lūžio linijas, tai kaip minėjau, būtina pridėti šlaito apačias, abidvi. Viena ir antra. Ir išorinė riba. Taip, galim peržiūrėti sukurtą paviršių 3D režimu. Pirmiausiai gal išsijunkime taškus
ir galim įvertinti, kaip jisai atrodo. Kaip matot, matosi graži tokia kaip tranšėja. Gerai, dabar uždarome paviršių, einam skaičiuoti tūrį. Dabar, kaip matot, antrąjį paviršių, kitaip sakant, dugną galima pasirinkti iš esamo darbo, arba jeigu jis būtų sumatuotas kažkuriam kitam, tai būtų galima nurodyti kažkokį darbą ir pasirinkti jame esantį paviršių. Dabar susidūrėm su programinė klaida, reiškia grįžus į esamas darbas antras langelis tampa neaktyvus. Todėl tiesiog išeinam ir pakartojam dar kartą. Taip. Parenkam dugną, sekantį, taip. Na ir kaip matom, apskaičiuotas tūris 3791 kubas. Galim peržiūrėti tūrio paviršių. Tai va, tai toks būtų principas, skaičiuojant kasimą keliomis, reiškia viena po kitos sekančiomis savaitėmis ar laikotarpiais.